šiandien žaidėt kaip geriausiai savo laikais. Čia įsigydėt pilnai, taip? Reiškia, tie laikai dar nepraėjo. Viskas dar prieš akį. Ne, aišku, po traumos pirmos rungtynės nebuvo lengva įsijungti, bet mano ne tie metai, kad man pradedi žaisti daugiau galvą, nereikia jau tiek tų fizinių duomenų. Natūraliai kažkaip tai stengiausi, vyrai davė man kamuolį, aš išnaudojau savo progas, todėl galbūt mano ten tas rezultatyvumas toks. 30 naudingumo balų turbūt geriausia po sugrįžimo į Juventus klubą, po žaidimo Juventus klube. Gal šiemet mano rolė tokia iš tikro, aš ten nesivaikau tos statistikos. Vyrai žaidžia, jeigu gerai, aš nemaišau jiem. Einu tada, kada sunkiausia. Šiandien buvo sunku, reikėjo man žaisti ir žaidžiau. Toks klausimas, kurį NBA žurnalistai dažniausiai užduoda krepšininkam. Ką galvojat mesdamas tą tritaškį likus pusę kėlinį pralaiminčiai žaisti taškais? Apie Lietuvą, aišku. Apie Uteną. Ne, iš tikro, žinau, kad reikia pataikyti. Žinau, kad po gero įmesto metimo visi atsigauna. Todėl susikoncentruoju ir metu. Atrodo, kad su Vaidu Čepukaičiu puikiai su aikštelį suprantat vienas kitą. Žinau, tai jau patirtis ir jaunystė veikia tas tandemas? Jo, gerai, kad Vaidas būtų dar kokių 16 metų, gal dar lengviau būtų suprast, kaip tėvas su sūnum žaidžiam. Sakyk, o kodėl taip sunkiai klostės tas rungtynės? Iš tikrųjų, pradžioj atsilikot ganėtinai, paskui vijotės, pasivijot, vėl atsilikot. Iš tikro, Panevėžys tikrai gera komanda. Pripažinkim, sakykim, komplektacija, jie dabar susirinko tos žmonės. Tikrai pajėgi ekipa ir treneris geras, todėl mes net ir nesitikėjom tiek vyr treneris, mes čia ruošdami tuos planus visus prieš rungtynės taip ir galvom, kad bus labai sunkios įtemptos rungtynės. Ar tai, kad dabar užsitikrinot jau vietą BBL šešetukė, šiek tiek nuims įtampą ir Estijai žaisit šiek tiek atsipalaidavę ir galbūt pagaliau tas bus tikrasis žaidimas, tas Juventus? Aš kaip sakiau, svarbiausia yra pergalė. Pergalė ir Afrikoje yra pergalė, todėl nesvarbu, kokiu būdu nugaliu. Ar tai tritaškiais metimais gerai tą dieną mesdamas, jeigu juos išsinaudoja, ar tai kovodamas, ar tai išnaudodamas po krepšių didelį. Svarbiausia yra laimėti. Labai sudėtinga visą sezoną mesti daug taškų ir laimėti. Todėl aš manau, kiekvienos ekipos svarbiausias tikslas yra laimėti. Be abejo, gražus žaidimas ateina su laiku. Aš manau, jisai pas mus grįžta.